Pradėsiu šitą vaizdo įrašą su pačiu grindų klijavimu, tai kadangi turiu vonią, dabar kaip ir visa hidroizoliacija ištepta tiek ant sienų, tiek ant grindų, susiklijuosiu aš grindis, kad būtų lengviau tada sieną atsiremti. Čia aišku galima tada klijuoti ir taip, bet dėl viso ko pasidarysiu nuo grindų iki sienos pereisiu. Kitokiu atveju man gali krist kažkur, tai šitą, kadangi visa siena susiklijuoja, tai aš bandysiu ją iki viršaus daryti ir, aišku, tai kadangi plytelės turi kažkur tais atsremt, pavyzdžiui, ant vonios, tai jos tenais ganėtinai gerai ir atsirems, tik tai tiek, kad man su grindim bus šiek tiek sunkiau, čia, aišku, kadangi nedidelis plotas, tai suradau aš bent jau centravimo būdą, kokį geriausia naudoti, tai kad siūlės kažkokias man sueiktų, tai aš pasinaudosiu va šitą plytelę, padėsiu per centrą patalpos. Čia gaunasi viena sveika ir pjauta kažkur tais apie 80% plytelės. Tai tas pats atsikartoja ir kitoj pusėje. Tik tai tiek, kad ką aš turiu iš šitos dalies, tai aš jeigu pradedu nuo vonios, tai aš turiu 2 plytelės ir 3 plytelės man vos vieną gabaliuką reikia nupjauti. Tai šitas dalykas, šitas bent jau metodas man ganėtinai neblogas, vien dėl to, kad šitoj daly čia kažkur tais aš turėsiu siūlę. Tai kaip ir gausis vonios įrėminimas, nes gausis siūlė ties šito vietą. Aišku, tik tais nežiūrėjau, čia kas gaunasi. Ir šitoj vietoj ganėtinai gerai čia gaunasi, aišku, gal išcentraus ne visai taip idealiai, bet geriau negu nieko iš tikrųjų. Ir toj pusėje labai ganėtinai gražiai gaunas. Tai ko man šitas privalumą turi kokį šitas dalykas? Todėl, kad čia, kai eis siūlė, tai gausis, kad čia viskas ganėtinai gražiai ir gausis šitą pusę kaip ir įsirėmina, kaip ir analogiškai šitoj daly, nors šita siena jau klijuosis tikrai nepilna. Tai gausis čia sveikas, čia irgi jau išdėliosiu kaip pagal bendrą projektėlį kokį nors suskaičiavęs, kaip tenais gaunasi, dar tikrai nežiūrėjau kaip sienos. Bet realiai šitoj vietoj ties vonios kraštu eis visa graži siūlė iki pat lubų. Tai man toks ganėtinai gražus estetinis vaizdas. Tai tik tais tiek, kad reikia susidėti pačias grindis. Ką aš čia turiu. Ir jeigu kas trumpam vaizdo įraše dar reikės, parodysiu revizinės durelės, matavausi, čia šiek tiek susiradau profilį, tai, kaip aš šiek tiek pasiėmiau su ieškikliu metalo, jisai ganėtinai gerai tokias vietas parodo, tai jeigu kas norit pasižiūrėti, tai galėsiu aš tada nurodyti. Gaunasi taip, kad susiradau čia, po to vėliau išsigręšiu, nenoriu aš dabar labai terlioti pačių grindų, tai bandysiu, aš jas susiklijuoju. Kadangi buvo toks vienas dalykas, čia senas duris išėmus, kadangi tos durys buvo su apatinės taktos dalim, o ta apatinės taktos dalis buvo įlindus į grindis, tai gavosi išsiėmus grindis, tai yra ta stakta, pasidarė didelis plyšys, kuris užsipildė dabar klijais, cementu, ko tik tais norit galite užsipilti. Ir gausis, kad dabar reikės bandyti suvedinėti. Tai ką aš turiu, kadangi grindys mano yra daug žemiau negu šitos grindys, tai kadangi per duris šito nesimatė, tai gaunasi taip, kad tai yra nuvirtimas. Tai aš padarysiu labai ganėtinai gražią siūlę ties šitą vietą, taip atskirdamas ties savo vonios kontūrus, vonios sienos kontūrus, po to aš padarysiu pakartojimą, tada čia šitas plyteles nuversiu šiek tiek į apačią, kad pagrindas nebūtų išsikišęs labiau negu pačios grindys. Tai kiek įmanoma tai pabandysiu padaryti ir tada žiūrėsiu kaip sekasi. Tai dabar ką aš galiu pasidaryti, tai susimaišyti klijus ir bandyti tada susidėti. Kadangi čia dar keliose vietose gal kažkokių guzų buvo, tai šiek tiek susidėsiu aš papildomai kitokias šukas ir šiek tiek daugiau klijų sąnaudų bus, bet ganėtinai tas dalykas gerai, nes tu apeisi visus nelygumus, tai aš galėsiu toj parodyti, kokias aš šukas naudosiu, arba kitaip statytą mentelę. Tai su tą aš mentelę pabandysiu nutraukti, pats ją pasidaręs, dantukai turi kažkur tais apie 16x16, 16x15 kažkas tokia, tai ganėtinai gerai tokias plyteles klijuot, kadangi jos yra akmens masės plytelės, sunkiai gręžiasi, sunkiai apsidirba, tai
aš tokias plyteles pabandysiu tiesiog su skystesniais klijais užklijuosiu ir tada viskas ganėtinai gerai gaunasi. Čia, kadangi turim drėgnas patalpas, bet neypatingai drėgnas ir nedidelės plyteles, tai šiek tiek pasinaudosiu Ceristo linijos plytelių klijais. Tai ką, pradedu maišytis klijus ir dirbu. Šitoj vietoj turiu vieną problemėlę. Čia, kadangi eina dvi alkūnės po 45 laipsnius, kad nebūtų status kampas ir galima būtų išvalyti šitą dalį, tai čia dažniausiai būna, kaip mėgstama sakyti, išlenda pats vamzdis. Nežinau kodėl, bet pavyzdžiui, gal patingima tenais giliau padaužyti į sieną, kad tas vamzdis pasislėptų, nes šitoj vietoje jau plytelės man nieko nepadarys, man reikės išpjaudinėti plytelės, kas pasekoja šlykščiai atrodys. Tai jeigu kas dėl kokybiško darbo, tai visą laiką atkreipkite dėmesį, ar vamzdžiai neįsikiša už sienos ribų, o čia tai gaunasi visiškai įsikiša, tai čia praktiškai pagrindinis vamzdukas ateina čia, tingėjo pasidaužyti į sieną įleisti ir gavosi taip, kaip gavosi. Gavosi siena šiek tiek trūksta dar dauginti, tai praktiškai nežinau, ką net padaryti ir viskas, jisai jo nepatrauksi, neįkišia ir panašiai. Jeigu jūs turit kada nors turėję, ar buvo pas jūs durys su apatinės taktas dalim, ją išsitraukus yra netolygus aukštis, šitos grindys aukščiau, šitos žemiau, tai ką galima padaryti su plytelėm, bet jau arba dangas dedant, tai šitą vietą nuo krašto iki krašto dėti paprastą siūlę, tai kad būtų pjauta vieta ir čia būtų lenkimas į kitą pusės dalį, nes kadangi grindų jau niekas neperdės, tai yra tenka taikytis tokių paviršium kaip yra ir bandyti tada pataikyti aukščius dangų. O visą kitą galima labai paprastai spręsti, jeigu tu šiek tiek užverti pačias plyteles ir jeigu pačią dangą užverti. Jeigu dar turi betoną kažkokį, gali tada šiek tiek nuožulniau pabetonuoti, kad su plytelių kliais ar tenai su kokiu mišiniu galėtum dar papildomai atsverti šitą nelygumą ir turi volia. Kaip ir sakiau, parodysiu su kokiu įrankiu aš darysiu. Šitas dantytą mentelę pasidariau pats iš senų naudotų, tai buvo pas mane 12 ant 12 dantukai, dabar jie pasidarė 16 ant 12 gal net, ar kažkas plačiau biškė, bet esmė tame, kad jeigu turi kažkokius pagrindo nelygumus arba guzus, kurie dar ne pirmų liejimų grindų lyginimo neįsilygino, tai su šitom šūkom aš tikrai su dantyta mentele praeisiu, problemų daugiau neturėsiu ir ypač padės man susiversti tenais ties lenkščiu, o šitose vietose daugiau neturiu, klijai pas mane jau paruošti ir bandau aš tada dėti tą visą dalyką, jau tas pačias dangas jau bandau klijuoti. Tiek, kad vienas dalykas turiu tokį niuansą, kadangi šita vonė yra jau pastatyta, buvo santechniko, aš atėjęs padariau senelę šitą, tai nežinau, ar jinai tolygiai rečiai eina šitai sienai, bet aišku, kadangi čia senas butas, tai automatiškai tikrai kampas netitiks, tik tais klausimas, ant kiek jisai netitiks. Tai bandau persimaišau klijus savo, susidėsiu nuo vieno kampo pačias grindis, vieną juostą, sudėsiu sekančią, atrodo, dabar net neatsimenu, kiek čia man reikės pjauti. Praktiškai susidedu vieną juostą, įsipjaustu ir susidedu tą eilę, man nereikėtų prieidinėti prie jos, nes bus ganėtinai sudėtinga, kadangi plytelės apie 40, tai dvi plytelės sudėjus 80 bus sunku ir nepatogu paimti, tai tą vietą aš paimu, sudedu dabar eilę ir tada matau, kiek tenais reikia pripjaudinėti, ar įstrižai ar neįstrižai, visai kaip galima, visokių variantų pasitaiko. Dabar pasidėjau visus įrankius. Gal jums kyla labai klausimas, kodėl pas YouTube kanale yra daugiausiai tokių vaizdo įrašų, kuriuose aš neklijuoju plytelių, tai vien dėl to, kad pats plytelių klijavimas susideda, lengviausia dalis tai suklijuoti plyteles, sunkiausia dalis paruošinėti pagrindus, nes tikrai, kiek sutinki, tai yra, kad pavyzdžiui, grindis reikia išsipilti, įsilyginti, sieną susitvarkyti ar panašiai, tai va tokia plytelių kilojėjų dalia, praktiškai ateini į objektą, daugiau daraisi papildomų darbų, kaip lygni, varai, tvarkai, dėlioji, matuojasi, o plyteles suklijuoti čia vos ne praktiškai pati lengviausia dalis, ką galima padaryti, kaip dabar
jeigu dabar pasižiūrėsite, tai aš pačias plyteles klijuoju, kiek čia aš užtruksiu, gal porą valandų suklijuoti, bet pavyzdžiui, paruošinė trunka net ir 5 dienas ir savaitę, kam ir daugiau, priklausomai nuo darbų kiekio. Taip. Gerai. Kadangi mano plytelės ganėtinai didelės. Gerai, svarbu linijas nepamest. Taip. Pasižiūrau, ar plytelių antroji pusė blogoji nėra rodiklio, rodiklė ir yra. Tai tą rodiklę nukreipiu tiesiai į duris. Kiek įmanoma, prispaudžiu, gal palieku milimetrą kitą tarpuką, bet va čia viskas ganėtinai gerai gaunasi. Dažniausiai koks triukas iš pačių pakuočių, kaip išėmi plačias plyteles, tai kad tau nereikėtų jų vartyti, jos dažniausiai būna į vieną pusę nukreiptos, tai jeigu išsitraukiai, tai tą pusę turi ir dėti. Tai aš dažniausiai vieną kitą pasižiūrau, jeigu žinau, kad plytelės sueina, man viskas gerai, tai aš tada dažniausiai nieko daugiau nedarau. Susidedu jas prie sienos, vieną kitą pamatavęs ir tą pačią kryptimi aš jas bandau paimti ir sudėti. Tai va, dabar aš turiu 2 plytelės sudėjęs, 3 reikia pjaut ir toliau sekančias tas 3 išpjaut reikės. Tai va dabar nežinau tik tais į kurią pusę mano sienos krypsta, bet bandysiu kiek įmanoma labiau pasireguliuoti. Tai dabar tarpukui gal tada dažniausiai standartinį dedam 2 mm. Čia aišku, kadangi su nuožulnumu tos plytelės, tai tas tarpas bus kiek didesnis, bet jau čia nieko nepadarysi. Galima aišku 1,5 mm, bet klausimas ar vertėtų ar ne, tai čia klausimas. Tai va, tarkim, jeigu turim 1,5, tada šiek tiek estetiškai gražiau vaizdas atrodo iš pačios siūlės. Jeigu 1,5 kryžiuką dedi ant tokių va plytelių, pas mane, kadangi universalūs kryžiukai, tai būna sunkiau šiek tiek su jais, bet nieko baisaus, plytelių siūliai, viskas gerai. Čia įsideda ir tarpas ganėtinai vizualiai gražus. Tai ir dabar ką aš galiu padaryti, tai man reikia įsimatuoti pačią plytelę, kiek man jos reikia nusipjauti toj vietoj. Tai nes daugiau nieko negaliu daryti, tai pabandysiu aš pasimatuoju, įsikeliu, reikia šiek tiek palikti laisvumo bent jau, arba bent jau įsivaizduoti, kokio matmens man reikia ir pagal tą matmenį, kad galėčiau dar pakartoti seriją tų pačių plytelių su tais pačiais, su tuo pačiu kampu, nes būna, jeigu viena plytelė didesnė, kita mažesnė, tai labai vizualiai matosi, bet nieko jau nepadarys tokioj vietoj. Kadangi sieną jau matau, kampo nėra, tai bandau aš ją tą plytelę pačią išpjaut. Atsipjovė, viskas ganėtinai gerai. Šiaip lūžta akmens masės plytelės ganėtinai lengvai, labai paprastai. Nei ten jėgos reikia, nei ką. Gerai. Čia dabar matau, viskas ganėtinai man gražiai susidės. Susilyginu aš kraštus, kad plytelių kampai nebūtų man iššokę ir taip leistų kiek įmanoma pagrindą suvienodintų. Tai dabar turiu, čia gal žemukas. Tai. Dabar taip, susidedam. Na, aišku, tada galima susidėti visas plyteles ir bandyti tada visą tą pagrindą suvienodinti, bet jeigu ką, tai dabar turiu susidėjęs vieną eilę.
bandysiu pasimatuoti šitą, kiek man jos reikės, nes čia aš manau, kad tikrai viskas įstrižai. Čia vienoks matmuo, ten kitoks ir visas tris susidėjęs aš jas bandysiu tiesiai pasimatuoti ir įsipjauti, jeigu įmanoma šitaip. Tai bandau aš tą ir padaryti. Galima su metru, galima be metro, kaip jau kam fantazija kyla. Kadangi čia dar viena eilė dėsis ir tada dar vienas pjaunasi, tai jau čia kaip ir niekad daugiau neprigalvosi, nebepirmastysi, tai bandau va tokį dalyką, išsimatuoju, įsipjaunu 33 beveik, 33 ir 1, bet reikia atmesti kelis milimetrus bent jau, kad būtų tilptų ir būtų ta plytelė mažesnė. Taip gal aš norėčiau labiau pasakyti. Tai dabar, kadangi 30, prie krašto 33, tai va, aš gal užsirašau ant šitos plytelės, tai net nepasimes man niekas. O čia kitoj pusėje 31 ir, tarkim, 3. 31 ir 3. Tai gaunas taip, kad man reikia šitas plyteles pamatuoti su didesniu tarpuku, tai čia dėsis 2 mm, tai bent jau kokius 4 mm šiek tiek atimam iš sienos rezervą, nes gaunas kažkur tai dar guziukas ar kažkas tokio. Tai kadangi dėsis šitą sieną plytelėm, tai visą tą tarpą paslėps. Arba ten būna, kad glaisiasi, dažosi, tai man svarbiausia visą šitą juostą įsipjauti kiek įmanoma lygiau arba vienodžiau. Kadangi čia spintelės, tai galima šito ir nedaryti, bet kodėlgi ne, jeigu šitaip išeina. Tai turiu 33, man nuėmus 4 mm, tai aš turiu 32 ir 6 sveikos plytelės, o šitoj pusėje aš turiu 30 ir 9. Tai va, kiek skiriasi, bet kadangi vienas toks matavimo būdas ganėtinai geras, kai įsimatuoja visą eilę pjaut, bet kadangi jos nueina čia kampo nėra, tai gaunas taip, kad reikia įsivertinti, kokią plytelę tenais dedasi, nes pagal šitą įstrižumą labai gali viskas keistis. Tas mano matmuo, jeigu čia atsidurs, aš atpjausiu šitoj daly jau blogai. Jeigu atpjausiu tiksliai, pataikysiu į kampą, atmatavęs jį suradęs, tai aš turėsiu labai gerą paviršių, bet jeigu ne, tai jau reikia kažkaip tai pabandyti pasiskaičiuoti arba įsivertinti šitą dalyką. Arba didesnį tarpą pasilikti, nes būna tikrai, jeigu aš ten nepadedu teisingai tvarkingoje vietoje taško, man skiriasi visas matmuo. Tai būna taip, kad tenka ir pagadintų plytelių, bet nieko nesijaudinam, yra išeičių tikrai iš šitų padėčių. Tai 32, 6 ir 30 ir 9. 32, 6, 30 ir 9. Aha. Taip, nežinau, kiek čia matysis, bet bandau aš tada ant esamų grindų susidėti tas 3 plyteles. Po to su paprastu gulšiuku paimu, nusibraukiu liniją ir viskas, ir tada tiesiog paimu ir įsipjaunu. Labai paprastai. Taip, 32 ir 9. Jeigu aš gerai, 32 ir 6. Ir atkreipkite dėmesį, iš kurios pusės matuojat, nes iš tikrųjų gali būti, kad pasimatuoji, tarkim, jeigu dėčiau čia, tai čia man pjūvė linija pasidaro, o čia plytelės dedas, tai praktiškai pjūvis ant plytelės ir man niekas nesueina. Tai čia labai svarbu, kaip tu viską pasimatuoji ir tu teisingai vietai susidedi viską taip, kad tu rastum kampą. Gerai, tada 30 ir 9. Kadangi plytelė pjaunas labai nedidelis gabaliukas, tai 30 ir 9. Aš taip įsivaizduoju, gal čia kažkas tai tokio bus. Tai. Aišku, čia kadangi
nėra labai daug vienetų, tai ganėtinai paprastai jas įsimatuoti ir surasti, kokia plytelė kur eina, bet jeigu kas, tai aš dar būna pasirašau 1, 2, kaip pavyzdys 3. Jeigu turi daugiau plytelių, tai geriau užsirašyti, negu po to gailėtis neužsirašius ir po to ieškoti, kurioje vietoje jinai turėjo eiti. Nes labai paprastai viskas gali susimaišyti. Tęsiu ten, kur pabaigiau. Dabar asmeniškai sudedu bent jau klijus užtepu ant šitų plytelių, kurių reikia. Tai bandau padaryti kiek įmanoma greičiau. Tai va, pats plytelių klijavimas ganėtinai paprastas, bet aišku, yra vienas paprastas dalykas. Jeigu tu tas plyteles ganėtinai gerai mokysi matuoti ir bandai jas neapterlioti. Nes kiek yra tekę matyt, žodžiu, žmonės dažniausiai meta darbus tada, kada jie labai išsterlioja. Nes čia ganėtinai toks kruopštus ir labai purvinas darbas. Tai jeigu netidžiai pasižiūrėsi, užtiš klijų, įsitepsi rankas, kojas, po to bandydamas nusivalyti dar kažkokiais padrosi, tai žodžiu, va taip gaunasi. Tokie užkulisiai, bet jeigu niekas tokio negazino, tai galima labai lengvai pasidaryti. Svarbiausia, daug klijų neužsitepti. Nu ir kad per mažai nebūtų. Tai va čia toks balansas tarp dviejų, kad ir per mažai nebūtų ir kad per daug nesigautų. Dabar, kadangi raštas man skiriasi prie pačių plytelių, tai aš nubraukiu juostą, kad bent jau klijai neištrykštų man per siūlį ir nereikėtų jų po to valyti ir keiktis. Tai paimu nuvalau. Aišku, šiek tiek ilgiau užtrunki negu paprastai taip pat paimdamas ir sumesdamas plyteles, bet patikėkit verta. Tai. Gerai, čia biški kažkas kažkur tais. Aha. Tai. Tai va, turim vieną bėdą, tada dėl to pačio vamzdžio. Jeigu aš dabar dedu, man niekas nesigauna. Man nesigaus tą vamzdį apeiti, tai aš dabar kažkaip turiu pabandyti, kiek įmanoma jį pasimatuot ir įsipjaut, kad jisai man tilptų, nes grinai maišosi plytelė. Kadangi šitą sieną nueidinėja ganėtinai įstrižai ir nemažai, tai gausis vieną tiesę bendra iki tenais sueis viskas labai gerai, bet pasirodo siena nėra va taip visiškai tiesiai ir nueina, kadangi čia, matau, plyšys prisispaudžia, čia jau atsitraukia ganėtinai nemažai, tai nieko jau tokio nepadarysi, senas butas, kampų nėra, bet tenka kažkaip tai suktis iš padėties, gali matuoti vieną plytelę ten su 2 akmenim, bet ar verta tavo pastangų ir laiko, kai gali tada tiesiog visą eilę gražiai išpjauti ir tada bandyti sudėjęs plyteles, nes čia vis tiek gausis atsitraukia pati plytelė, ganėtinai nemažai. Spaudžia prie pat sienos ir viską uždengia, tai viskas labai ganėtinai gražiai gaunasi. Bet jeigu nebūtų iš toj vietoj siena klijuojama, tada reikėtų kiek įmanoma daugiau kiekvieną plytelę matuoti ir bandyti pritaikyti ją prie sienos. Tai va, bandau aš dabar atsimatuoju, išsipjaunu ir tada parodysiu, neurodysiu kaip aš pjaunu, bet pamatysit kaip aš ją uždėsiu, tai galėsiu gal net pasakyti kažką. Na štai, turiu viską jau pasidaręs, kadangi gerai sekėsi, tai tą irgi atmatavau, išpjoviau ir įdėjau, viskas labai paprastai. Čia kadangi, nežinau, siena nelygia ar mano rankos nelygios, nes ten ganėtinai viskas gerai, o čia jau didesnis lūžis gaunasi, nes kažkaip įsimatavau plyteles ir vieną tiesę rėžiau, bet man kažkaip ta tiesė netokia gera gavas, kaip atrodo, arba čia pilvas tada, duobė, kitaip tariant, per visą sieną. Tai nežinau, šitoje daly duobė gali būti, bet visur kitur tai labai idealiai sueina, kaip ir matavau ir tenai žiūrėjau, tai
čia daugiau nieko daryti nereikia. Dabar ką aš galiu pasakyti apie pačias plyteles. Kadangi kažkada aš jau buvau vaizdo įraše rodęs, kad kaip tokias sudėt plyteles, kurios yra lenktos, tai ką reiškia lenktos, tai būtų taip, kad jų kampai ne visi sueina gražiai tolygiai, jos kadangi nėra aktifikuotos, jos turi, nežinau kaip matysis, bet jų kampas eina ne 90, o jos šiokiu tokiu gal 13-20 laipsnių kampu jisai pakrypęs. Tai šitose vietose, jeigu norima estetinį gražų vaizdą išsaugot, tai jau reikėtų dėti mažesnius kryžiukus negu dedant paprastai, nes aš paprastai naudoju 2 mm kryžiukus. Tai kad šita siūlė būtų 2 mm visur, tai reikia tada kišti 1,5 kokio milimetro, nes gaunasi jinai viršuje, jinai turi platesnį kampą. Tai gaunasi taip, kad jinai platėja į viršų, siaurėja į apačią. Tai jeigu tau reikėtų įkišti apačioje 2 mm, tai čia jau gausis virš 2 su biškiu. Tai kažkas tokio gaunas panašiai, nu aš tik preliminariai jums sakau, tai kad įsivaizduotumėt bent jau bendrą mintį, sudėjau ganėtinai gerai. Dabar čia jau paprastesnis vaizdas, kadangi dėsiu dar 2 sveikas ir po to liks tik tais paskutiniai pjūviai. Tai viskas ganėtinai gerai. Ir dėl vatų santechnikų, tai nežinau, kodėl tai pasitaiko, bet ganėtinai dažnas atvejis, kada vamzdžiai būna paliekami tiesiog išlindę iš sienos, nes čia, aišku, kadangi 2 alkūnės dedasi 45 atrodo kampą, nežinau, jeigu kažkas mano kanale žinot apie santechniką, tai papasakosit gal labiau apie šitą, bet dažniausiai, kai šitas kampas susiverčia, leidžia šitą dalyką šitas kampas pasidaro vien dėl to, kad būtų vamzdžiai neužsikišami, nors aišku, kriaukliai, kad jeigu status kampai, tai renkasi vanduo ir tenais, jeigu turim riebalus, kaupiasi, jie užkemša tas angas ir gaunasi taip, kad neprabėga vanduo, bet šitoj vietoj, nežinau, kadangi dažniausiai tenka matyti ir didesliuose, naujuose objektuose, naujos statybos, būna tiesiog paima ir palieka taip. Nežinau, tiesiog patingi pasidaužyti ar kažkas tokio, bet taip jau yra, nežinau, nepykit, jeigu kas santechnikai, aš suprantu, šitas dalykas gal nėra ten paprastai padaužyti ar taip lengvai kaip ir atrodo, bet jeigu dėl bendros kokybės, tai tikrai nepatingėti ant vienos kitos minutės daugiau sugaišti, kad gilint tą vamzdį šiek tiek didesnių kampų į sieną. Aišku, kai kur jau neįmanoma, tai aš visiškai sutinku, kad tokiose vietose tai tikrai yra išeitis, bet pavyzdžiui, dabar mano atveju man reikėjo išpjauti negražiai kampą išimti pačios plytelės, siena irgi panašiai atrodys, tai gausis, ganėtinai šlykštus vaizdas, bet ką jau padarysi, kitaip jau neįmanoma tokioje vietoje padaryti. Bent jau man, nežinau, jeigu kažkas turi kažkokį pastebėjimą, prašom, rašykit komentarą, atsižvelgsiu. Įdomu, ką jūs ten daugiau galite sugalvoti. Tai taip, tada seka etapas toliau, pačias plyteles toliau daryti, kadangi vonia ankšta, tai nežinau, aš kaip čia tilpsiu, nes ir apšvietimui reikia vietos ir man pačiam tilpt, nes jeigu tada apšvietimą patraukiu, tada nesimato čia, ką aš darau. Tai, bandysiu kažkaip tai sakyti šitą atvejį. Ir tada kaip dažniausiai įsiterlioju rankas, dar galiu parodyti labai paprastai. Tiesiog ant krašto kibiro pasidedi, tarkim, įrankius, kad jie neįsiterliotų į bendrus klijus. Tai kas gaunasi, netyčia užkliudai į kibirą ir savo įrankiai nukrenta tiesiog į klijus, išterlioja rankeną ir tada jau turėsi vargo vakarienę. Nes arba pačius įrankius, dažniausiai skubi, bent jau reikia tau daryti darbą, tai tikrai nespėsi, neieškosi vandens ir ten plausi, tai kažką kito pabandysi padaryti. Tai praktiškai arba nusivalai kur nors į ką nors, arba tiesi darbus taip jau įsiterliojęs jau rankas. Tai dėl to aš ką ir sakau, ir tada įsiterlioja pačias plytelės ir tada jau bent jau turbūt įsivaizduojat, kas gaunasi toliau. Taip, kadangi šitą lempą gal nėra labai jau sunki, tai aš tada padėsiu ant plytelių. Šiaip ant pačių plytelių galima vaikščioti irgi ganėtinai greitai. Kiti tai būna, gerai. Lempa tikrai atlaikys. Vardo, čia bėdos tikrai nebus.
Tai būna dažniausiai dar yra tam tikros platformos, kurios leidžia vaikščioti ant pačių plytelių. Tai ganėtinai geras variantas, ypač jeigu reikia tau kažkur tais kokią nors plytelę bandyti patvarkyti, arba patiesinti, arba ten pareguliuoti dar šiek tiek, o tu jau suklijavęs nemažai grindų ir neturi kaip, tai tokie variantai ganėtinai gerai. Nors ir dabar praėjo man kažkur tais pusę valandos nuo klijų ištepimo iki plytelių sudėjimo, bet jau pastebėjau, kad ties kraštais patys klijai jau pradėjo džiūti. Tai šitas ganėtinai man jau nelabai gerai, reikia kažkaip sparčiau. Nežinau, čia ir temperatūra, ir drėgmė paveikia tos klijus, kad jie taip pradeda kietėti. Nes kažkaip vienose objektuose nors ir yra temperatūros, bet niekaip nedžiūsta dėl ir tos drėgmės tenais nebūna, bet va, nežinau, čia grindys aišku tikrai nešildomas, bet kažkaip nuo paviršių išgaruoja. Nors aišku, tenais objektas stovi, jisai dar nepilnai įrengtas, drėgmės neprisikaupia, tai ganėtinai sausa ir viskas išgaruoja į aplinką. Tai kol kas didelių nesklandumų neturėjau, plytelė susidėjo ganėtinai gerai, lygiai, nereikia nei lyginimo sistemų, aišku, tas lyginimo sistemas labiau naudoja ant didesnių plytelių, bet, na aišku, ant tokių tai gali tenais įdėti, bet jokio didelio efekto tenais ir nebus. Gerai, svarbu, kad tik tais rodyklė eitų ten, kur reikia. Čia galima netepti pilnai 100% klijų, nes ką gali padaryti, atitrauki plytelę šitą ir tada pastumi prie bendrų plytelių. Ir viskas. Va tau ir vaizdas. Ir tada tenais ir užsitepa klijai, ir įsilygina, ir viską turi, ką reikia. Tai va. Toks vienas variantas. Čia, kadangi jau matau, biškį man reikės pastumtas plyteles. Nors ganėtinai gal net ir gerai viskas eina, tai nieko nereikia daugiau daryti. Tai. Aha, čia kažkaip keistos tos plytelės. Vienos vienokios, kitos kitokios. Šiek tiek pastebėjau. Jeigu yra dar vienas pastebėjimas, jeigu čia yra juosta eina, tai aš būna, kad iš karto prispaudžiu prie pat plytelės. Čia vien tokia mintis, kad neišterliot kraštų. Prispaudžiu ir pasuku link kitos pusės. Ir gaunasi man tada neįsiterlioja pati plytelė. Tai šiek tiek vienas irgi toks triukas, kuris leidžia ganėtinai gerai šiek tiek išspręsti problemas. Tai. Jeigu reikia kažkiek pareguliuoti pačias plytelės ar kryžiukus įdėti, tai naudoju tokį įrankį, Storch firmos, ganėtinai žymi firma, brangi, čia aišku dažytoja, nežinau kaip jisai iš tikrųjų vadinas, bet pasiteisina tai 100%, man tai tikrai jisai. Tai, dabar kadangi kryžiukų reikia, mes įdėsim. Čia kadangi universalūs kryžiukai, viena pusė 2 mm, kita 1,5. Tai reikia labai gerai pataikyti juos, norint, kad viskas tvarkingai būtų, nes gali tu jį apversti ir gauti visai kitokį tarpą, negu tikėjaisi. Tai reikia pasižiūrėti. Visą laiką reikia atidumo. Tai, čia įsispaudė, ten įsispaudė ir jeigu šitie kryžiukai labai gerai vien dėl to, kad, pavyzdžiui, kai tu dedi ant pačios bendros siūlės, jeigu ta siūlė arba plytelės kampe stovi jau netolygiai, tu jau viską matai. Tarkim, tau kažkur tai įsiplečia, kažkur tai įsiskečia, tai vat reikia tada atkreipti irgi dėmesį tokiose vat vietose. Op, čia kadangi jau kažkas ne to. Na, aišku, ir pačios plytelės dar būna, jos tikrai nėra idealios, aš kaip įsivaizduoju. Taip, šitos pakuotės paskutinioji plytelė. Taip, kad man plytelė gautųsi, tai man reikia šitą kampą. Taip, ir kadangi, kai matuoji va taip vat plyteles, viską reikia daryti atvirkštinę tvarką, negu tu pjausi arba dėsi. Nes gaunasi siūlė gausis visai kitoj pusėj arba kitoj daly, negu atmatavai. Tai
geriausia tada pasidėti, jeigu bijoma suklys, tai pasidėti ant grindų, įsimatuoti su metru ir tada pjaut, nes čia gaunasi taip, kad tu paverti šitai plytelį pamatuoji viršų, tai nes dabar jeigu apverčiu ir išpjaunu, tai čia viršus gaunasi, nu, toks šiek tiek žaidimas, jeigu kas neįpratęs, tai gali tikrai ir suklyst, bet, kaip pasakys, o kaip kitaip išmokti, ar ne? Tik tais per klaidas. Kad sužinotum, kas negerai arba bandytum įsiaiškinti, tai turi suklyst kelis kartus, gal net ir daugiau, priklausomai kaip greitai tu mokiniesi. Jo, bet kažkaip, kai labai paprastai visas darbas einasi, tai net neįsivaizduoju, kažkas jau netok būna. Kai labai jau paprastai ir lengvai gali padaryti. Tai tada dabar atsiremiam, įsidedam ir, man tai vaizdas tenkina, lygumas yra. Jeigu kažkur tais prisispaudžia kažkoks kampas ar panašiai, tai nebijokit, yra išeičių. Aš tai pritraukėję stiklo kėliklį bandau naudoti, tai man jisai ganėtinai gerai pasiteisina. Ja, čia dabar gaunasi šiek tiek grindys verčiasi, tai man jau šiek tiek bus sunkiau. Aha. Nu ir pačias plytelės kažkas tokio įdomaus gaunasi. Kažkur tai siūlė visiškai 100% nesueis, bet jau ką padarysi. Nes būna va tokias, jeigu neraktifikuotas plytelės, tai jas būna ganėtinai sunku sudėti, kadangi jos pameta kampą, šiek tiek jisai pabėga kažkuriuose vietose, tai va irgi reikia labai žiūrėti. Tai dažniausiai, ką aš tada tokiose vietose padarau, tai paimu kažkokį vidurkį, pastumdau tas plyteles, kad gautųsi ganėtinai geras sujungimas, nes jos, ir matau, kad ir šiek tiek jų dydis skiriasi. Tai ką dažniausiai tada galima padaryti, tai tiesiog ištraukti kryžiukus ir bandyti tada jas sulyginti kažkuriuose vietose. Nes kitokiu atveju tai gali nieko neturėti. Čia dažniausiai reiks vizualiai kažkaip dar pasižiūrėti. Kryžiukų 100% visą laiką tikrai negali pasitikėti. Tai, dabar ką man reikia pasidaryti, man reikia įsivertinti vienodą dydį tarp šitų visų plytelių ir jas sudėti. Tai kadangi jos čia pjaunas vienoj vietoj, nu ir tenais, aišku, pjausis, tai bandau aš tada pagauti vieną matmenį ir bandysiu sudėti. Gaunas taip, kad čia iš 2 gabaliukų susimės, čia kažkur tais viduryje siūlė, arba ties centru kažkas tokio, ganėtinai visai gražiai žiūrisi. Susidėjo viena plytelė per vidurį, atrodo kaip ir šitos beveik iš abiejų pusių beveik po sveiką. Čia tik tais nusipjaunu kokius 4 cm ir 5, tai viskas ganėtinai gerai. Dabar, pačia plytelė. Tai galima labai paprastai padaryti. Dabar pasimatuoju vieną galą, jeigu man ta plytelė tinka ir viskas atitinka, tai aš tada paimu ir darau toliau savo. Tai čia tinka, tai panašu, kad nieko gero čia nesigaus, reikės viską įstrižai pjaustyti, nes viskas pabėga, tai kaip ir prieš tai dariau, taip ir dabar darysiu, tik tais tiek, kad plyteles pakreipsiu kitą linkme ir tą patį bandau išsipjauti. Nes vėl viskas eina įstrižai. Susidėjau plytelės, dabar pasimatuoju, kiek man čia ko reikia. Kadangi vienas galas vienoks, kitas kitoks, tai bus ganėtinai sunku. Čia gal ir
kampas kažkaip tais maišo. Ja. Tai va, 30,5. Galima 30,5 laikyti. 36, tai šitoje vietoj tokį dalyką turiu. Tai, čia kadangi taip čia pjaunasi, reikia gerai pasižiūrėti, nes kiek yra tekę pačiam padaryti klaidų ir kitiem. Kažkaip tais rekomenduoju, ką nors, kai pasimatuoju būna, tai va, dažniausiai klaida ne nuo tos vietos pamatavai, negu matavai ant grindų, tai perkeli matmenį jau ne toj vietoj ir tada jau ir viskas pabėga tau tiesiog. Tai labai, kad nenustept, turėkit minty. Tai gerai, šitas tai. O čia jau turiu ir ką mes tai turim. 33. Aha. Nu, okei. Ką padarysi? 33. Nu, galima šiek tiek laisvesnį palikti, nieko to blogio neatsitiks. Šiek tiek laisviau yra geriau. Daugiau, kai padarai standžiai ir tada niekas netelpa. Tai va čia jau turi, tada jau bėda skaitosi. Tada būna dar, jeigu yra idealus kiekis plytelės suskaičiuota su nupirkta, tai praktiškai tu sugadinės jau jų nebepanaudosi. Nors, aišku, gal aš ir šneku, bet iš tikrųjų gali būti ir man taip atsitinka. Kiek patikėkit, visokių klaidų pasidaro. Nes jau tas žmogus, kuris neklysta. Gerai, taip, dabar, čia jau šiek tiek kampukas nueina, bet tai nieko tokio. Aš dabar prisiglaudžiu, pabandysiu ją išpjaut ir manau susimatysim tada, kai aš jau viską padarysiu. Nes tenka, taip, sutinku, tikrai tokių korekcijų reikia, nes ir čia įstrižai viskas eis ir tenais. Tai kad viskas gražiai susidėtų, tenka visokių išeičių priminėti. Tai bandau išpjaunu ir tada susimatom, kai jau dėsiu. Ir sakiau, taip ir buvo, ganėtinai gerai padariau šitas plyteles. Išsimatavau šitas, išsipjoviau, kadangi turėjau šiokį tokį įstrižumą, tai aš tada tas plyteles taip ir įstrižai padariau. Padariau jungimą šitoje vietoje, kad šitos plytelės man susiverstų į apačią. Bet kas netikėtinai atsitiko, tai kad praktiškai šita vieta, pasirodo mano kampas vonios, buvo, toj parodysiu, šita vieta, ji buvo pati aukščiausia, čia kažkas įkišta, betonas, visa kita, tai šita plytelė pakilo ganėtinai aukštai. Tai ką teko man padaryti, tai visas šitas 3 plyteles nusiimt, užsidėti klijų, tai šitos plytelės pasivertė va tokiu kampu, kad būtų galima jas praeiti per šitą nelygumą, nes gaunasi čia kalnas, eina iki pat viršaus, tai yra iki pat sienos, iki šono ir taip jisai nueina. Tai kad dabar šitą dalyką išvengti, aš pasukau plytelės šitas visą eilę į mano pusę aukščiausią vietoj, na aišku, čia slengstis ganėtinai aukštai susikėlė, bet ką padariau, tai šitas plyteles, kas gavosi, kadangi šitos plytelės gavosi įstrižai, šitos įstrižai, čia tarkim tarp siūlės ir plytelės nebus tikrai kampo, tai ką sunkiausiai teko padaryti, tai teko pačias tas plyteles pasimatuoti su kampu, pasižiūrėti, kurioje vietoje kokio kampu man reikia pripjauti, kad jos tvarkingai atsidurtų, nes jeigu kampo nebūtų, tai būtų, tarkim, iš toliau matytųsi, kad, tarkim, siūlė eina ir jinai pasisuka į kažkurią pusę, tai šito atveju tai eina ir taip būtų užsilenkus kažkurioje vietoje. Tai man reikėjo tiek šitą pusę pjauti, tiek šitą pusę ir kadangi suvedimas su pačiu parketu su esamom grindim jau nebuvo toks ganėtinai lygus, tai jeigu, nežinau, ar teko matyti, tai va taip, kadangi grindis kaip sudėdamos, tai jos ne visai lygiai idealiai, tai gavosi linija, ne visur tai praeina, teko šiek tiek paraityti visokias formas, bet čia ganėtinai gerai susijungia.
Viskas tenais irgi ganėtinai gerai, visur kitur jokių tokių nesklandumų nepasitaikė, tik tais vat šitoje vietoje, čia ties lenkščio, aišku, šitoje vietoje šiek tiek aukščiau, jeigu nežinau ar matysis, bet tarkim jau tualetą zoną, čia tos plytelės jau buvo, šitoje vietoje jau grindis iškyla daug aukščiau negu esamos plytelės, tai ką tokiu atveju reikės padaryti, tai reikės padaryti tada vertimą, bet jau reikės padaryti vertimą jau į viršų, nei į apačią, gaunasi gaila, kad taip neišeina vienodai pasidaryti, bet nu ką darysi. Tenka kartais šiek tiek daugiau laiko sugaišti ant tokios vietos, visą plotą susidedi daug greičiau, negu susidedi, tarkim, kokias 3 ar 4 plyteles. Nes čia visos plytelės iš visų pusių pjaustasi, tai ganėtinai daug laiko kainuoja ir panašiai. Tai jeigu tau patiko vaizdo įrašas, spausk patinka, prenumeruok kanalą, sužinosi daugiau apie mane ir pažiūrėsi daugiau darbų. Jeigu kas, turit kažkokių pastebėjimų, galit parašyti komentarą. Tikrai įdomu bus, kokį pastebėjimą turit, gal kažkokios niuansus, gal kažkokius kitus būdus, bandot kažkaip kitaip įspręsti. Tarkim, jeigu kažkur tais nelygu ar kažkas panašaus, tai įdomu man sužinoti. Tai dėkui, kad žiūrit ir viso.